Labadiena, mano draugai, bičiuliai bendražygiai, labadiena, aktualių naujienų, apžvalgų ir jums naudingos bei praktinę naudą teikiančios informacijos kanalo Mozerio žinios prenumeratoriai. Lapkričio 19 trečiadienis. Vakar Lietuvos pajūryje iškrito kelios snaigės, o šiandien nuo pat ryto Klaipėdos krašto žemę prausė gausus lietus. Gal dalis jūsų dėl tokio oro yra nusiminę, bet aš dėkoju dangui už jo dosnumą, tuo pačiu tikėdamasis, kad jis yra pasirūpinęs pakankamu atsargų kiekiu ir jo užteks tam, kad vis labiau artėjančią žiemą mums dovanotų šviesias, baltas kalėdas. Žinoma, tai ne vien tik nuo jo priklauso. Bet šiandien jūsų namus ir vėl atkeliaujanti Mozerio radio laida, jau 75 laida, yra skirta ne orų prognozei. Kaip žinote, šiokiadieniais kalbame apie politiką ir visą kitą, kas su tuo yra susiję. Šios dienos radio laidoje girdėsite Lenkijoje išpuolių banga prieš geležinkelius, kas įvykdė sprogdinimus ir kas jų užsakovai. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pirmadienio rytą pranešė, kad Lenkijoje buvo įvykdytas diversijos aktas. Sprogmuo sunaikino geležinkelio bėgius Mika kaime, Varšuva, Liublinas maršrute. Be to, sekmadienio vakarą buvo užfiksuotas dar vienas incidentas. Netoli Pulavų stoties ant elektros tinklo kažkas užmetė grandinę, dėl ko įvyko trumpasis jungimas. Pažeista elektros linija išdaužė vieno traukinio vagonų langą. Kas žinoma, o tiksliau kas rašoma spaudoje apie pirmąjį incidentą? Taigi pranešama, kad traukinio mašinistas, važiuodamas maršrutu tarp sostinės Varšuvos ir Liublino, sekmadienį apie 7:40 min. Vietos laiku pranešė apie bėgių pažeidimus. Tolesnės apžiūros metu buvo nustatyta, kad apgadintas bėgių ruožas netoli Mikos kaimo. Skelbiama, kad yra neaišku, ar sprogimas ir apgadinimas įvyko vėlai šeštadienį ar anksti sekmadienį. Traukinyje tuo metu buvo 2 keleiviai ir keli darbuotojai, tačiau apie nukentėjusiuosius nepranešama. Jau kitą dieną, tai yra vakar, antradienį, Lenkijos saugumo tarnyba informavo, kad visi požymiai rodo, kad už sprogimo strategiškai svarbioje geležinkelio atkarpoje stovi Rusija. Pats Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas vėliau antradienį Lenkijos politikams sakė, kad už šį išpuolį, kaip įtariama, yra atsakingi 2 Ukrainos piliečiai, kurie be jokios abejonės bendradarbiavo su Rusijos žvalgyba. Taip pat paminėta, kad abu ukrainiečiai į Lenkiją atvyko iš Baltarusijos, o vienas iš jų už anksčiau Ukrainoje įvykdytą sabotažo aktą teismo buvo nuteistas už akių. Kaip netikėta, ar ne? Vos tik pastebėjus įvykdytą diversijos aktą, iškart yra nustatomi jo vykdytojai ir užsakovas, kuriuo savaime suprantama yra Rusijos žvalgyba ir kitos Rusijos specialiosios tarnybos. Ar ne tą patį ar panašiai mes girdėjome, kai buvo įvykdytas dujotiekio Nord Stream sprogdinimas? Juk, kaip tuomet mums buvo sakoma, jį įvykdė patys rusai. O kas paaiškėjo dabar? Dabar aiškėja, kad dujotiekį Nord Stream susprogdino ukrainiečiai, o šio nusikalstamo teroristinio akto pagrindinio organizatoriumi gali būti ne kas kitas, o buvęs Ukrainos kariuomenės vadas Valerijus Zalužnas, kuris šiuo metu ambasadoriauja ne kur nors kitur, o Londone, kuris, kaip niekas kitas, buvo ir yra labiausiai suinteresuotas tuo, kad
karas Ukrainoje ir toliau tęstusi. Bet grįžkime prie sabotažo akto Lenkijos geležinkeliuose. Taigi sakoma, kad buvo įvykdytas diversijos aktas, buvo taikytas į civilius, geležinkelio bėgiai buvo apgadinti, aš ne šiaip sau pabrėžiu žodį apgadinti. O tai, kad jie yra apgadinti, pastebėjo pats traukinio, į kurį, kaip galima suprasti, taikėsi Rusijos specialiosios tarnybos mašinistas. Kita vertus, keleiviai, kurių traukinyje buvo net du ir kitas traukinio personalas, nenukentėjo. Ir visą tai žinant, jie nori mus įtikinti, kad tai yra Rusijos spec tarnybų darbas? Ar jūs tikrai norite mus įtikinti tuo, kad Rusijos specialiosios tarnybos yra tokio žemo lygio? Ne, manęs tai neįtikina. Pirmiausia, jūs pasakėte, kad visi požymiai rodo, jog tai Rusijos specialiųjų tarnybų darbas. Kokie tie požymiai? Bent vieną iš jų ar pasakėte? Ne, nei vieno. Antra, esu įstikinęs tuo, kad jei Rusijos specialiosios tarnybos panašius išpolius iš tiesų organizuotų, tai pasekmės būtų tragiškos. Geležinkelio bėgiai būtų ne šiaip savo, kaip dabar sakote, apgadinti, o ištaškyti į gabalus ir eismo tuo ruožu per pusdienį jūs neatstatytumėt. O dabar juk būtent taip ir įvyko. Traukiniai šiuo ruožu ir toliau savo važiuoja. Eismas šiuo apgadintu geležinkelių ruožu jau yra pilnai atstatytas. Dar daugiau, jei tokius išpolius organizuotų Rusijos specialiosios tarnybos, taikomasi būtų ne į keleivinį traukinį, kuriuo važiuoja du keleiviai, o į tuos geležinkelio ruožus ir dar svarbiau tuos traukinių sąstatus, kuriais nuo ryto iki vakaro į Ukrainą yra gabenama karinė ginkluotė. Beje, šalia viso to įdomus yra klausimas, o kodėlgi Rusija visus tuos jau 4 metus nedarė ir nieko nedaro. Trečia, sakote, kad geležinkelio bėgius susprogdino 2 į Lenkiją atvykę ukrainiečiai, iš kurių vienas iš jų už anksčiau Ukrainoje įvykdytą sabotažo aktą teismo buvo nuteistas už akių. Iš anksto atsiprašau už tautologiją, bet leiskite paklausti, kas leido tam ukrainiečiui, kuris anksčiau už Ukrainoje įvykdytą sabotažo aktą teismo buvo nuteistas už akių, atvykti į Lenkiją. Kaip jis čia pateko, leiskite paklausti. Dar daugiau, jūs sakote, kad turite žinių, jog tie ukrainiečiai bendradarbiauja su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Taigi dar kartą užduodu tą patį klausimą. Kaip tie ukrainiečiai, kurie Lenkijos turimomis žiniomis bendradarbiauja su Rusijos specialiosiomis tarnybomis, iš kurių vienas ukrainietis anksčiau buvo nuteistas už sabotažo aktą Ukrainoje, pateko į Lenkiją? Kaip juos į Lenkiją įsileido Lenkų pasieniečiai? Apibendrindamas šios dienos laidą pasakysiu tai, ką dažnai mėgstu kartoti. Tikėkime tais, kurie ieško tiesos, ir aplenkime tuos, kurie tvirtins, kad ją jau surado. Ačiū tiems, kurie klausėsi, dėkoju tiems, kurie mane išgirdo, linkiu gražios likusios dienos ir sakau iki kitų greitų susitikimų Mozerio radijo laidose.